Gerą dieną, kas nutarė prisijungti, pasiklausyti, kas yra šiame video. Ir čia šiandien trumpai keli tokie pamastymai apie vieną ištrauką iš Švento rašto, kuri yra aktuali tikinčiam, netikinčiam, abejojančiam ypatingai, ir apie tą piktojo veikimą, apie šėtono veikimą. Ir šitame video aš noriu atskleisti tą svarbę gerąją naujieną, kuri yra visame šventame rašte, kad Dievas ateina su gerumu, su noru tau padėti, o šėtonas tą gerą Dievo norą nori iškreipti. Ir dabar konkrečiai, ką turiu omeny. Luko Evangelija 4 skyrius. Sinagogoje buvo žmogus, kuris turėjo netyrųjų dvasių. Jis pradėjo garsiai šaukti: "Šalin, ko tau reikia, Jėzau iš Nazareto? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu, Dievo šventasis." Labai trumpai, tą ištrauką perskaičiau, labai trumpą, ir man reikalingi būtent tie žodžiai. Ko tau reikia, Jėzau iš Nazareto, gal atėjai mūsų pražudyti? Gal atėjai mūsų pražudyti? Ir labai dažnai mes matom tą Dievo veikimą arba ėjimą išpažinties, mes tą priimam kaip po bažnyčios noro pražudyti tave. Jeigu įvairiausių tų esu istorijų prisiklausęs, kai žmonės ten pasakoja, kad kažkas kažkam, arba kažkada kunigas yra pasakęs, labai išbaręs išpažinties metu, ir ten įvairiausių, arba ten išklausinėjo labai, vienu žodžiu, sužeidė žmogų ten savo klausimais, savo elgesiu. Ir tai tikrai tikiu, kad tokių atvejų yra buvę, bet šiuo atveju ne apie tai kalba, ne apie žmonės, bet labiau apie mes norime pažinti Dievą. Jėzus, kuris ateina gydyti ligonius, ateina padėti žmogui sustiprinti jo dvasinį gyvenimą, sustiprinti jo bendrai tą norą būti laimingu žmogumi, ir jis ateina gydyti. Jis ateina su gerumu. O šėtonas, matot, tas žmogus, kuris buvo apsėstas netyrosios dvasios, jis šaukia: "Šalin, pasišalink nuo manęs, aš nenoriu, kad tu, šventas, būtum šalia manęs. Aš tave pažįstu", sako. "Aš žinau, kas tu esi." Ir pažįsti, tai vadinasi, kad žino jo veikimą. Jis žino, su kokia intencija jis atėjo. O kaip mes žinom, kad šėtono ir Dievo tas noras ir požiūris į žmogų yra visiškai skirtingi. Šėtonas nori tave sunaikinti, o Dievas ateina su noru tave gelbėti. Žinau, kad įvairiausių yra nusistatymų, įvairiausių yra žmonių, kurie teigia atvirkščiai, kad Dievas negali norėti man gero, arba jis tikrai nenori man gero, aš tiek meldžiausi ir tas neišsipildė, ko aš norėjau. Ir šiuo atveju tas, pavyzdžiui, tikėjimas, netikėjimas. Šėtonas irgi žino, kad Dievas egzistuoja, kad jis yra. Jis labai aiškiai tą žino, bet jo netiki. Ir dėl to tas apsėstas žmogus neleidžia, dėl to šėtono veikimo neleidžia, kad Dievas priartėtų prie jo. Tas neleidimas, kad Dievas priartėtų prie tavęs, tai gali būti kaip ir, akivaizdžiai, kad mes dėl įvairiausių baimių, dėl įvairiausių priežasčių neleidžiam savo nueiti išpažinties. Kažkada gal plačiau apie išpažintį rašysiu kokį įrašą, bet tos mintis, kurios ateina, tai nereiškia, kad tu esi apsėstas, kai ten, pavyzdžiui, ruošiesi išpažinčiai, arba atėjai netgi išpažinties ir viską pamiršai. Arba negali vis save priversti. Galbūt tu eini išpažinties, bet matai, kad tavo pažįstamas žmogus, tavo galbūt šeimos narys ir pasako apie tai, ten prisimena, bet tiki Dievą, kaip sako, bet išpažinties tai niekada neeis. Ir tai būtent tas yra piktojo veikimas, kurio noras, kad mes nepriimtume Dievo gailestingumą, nepriimtume Dievo gerumo į savo gyvenimą, neleistume patys savo laisvai gyventi, kad draudžiam, kad tau būtų atleista. Pats žmogus savo draudžia. Ir tai yra tikrai būtent ta labai svarbi ištrauka iš Evangelijos,
kurį yra labai svarbu mums suprasti. Šėtonas reikia per šitą žmogų, gal atėjai mūsų pražudyti. Ir būtent žmogus kartais, eidamas į bažnyčią, įsivaizduoja, kad jis ateina į kokį policijos komisariatą. Policininkai, neįsižeiskit. Nėra čia kažkas blogo, bet vėlgi lygiai toks pats nusiteikimas, kad jeigu kažkas bendro su policija, tai vadinasi, kad tave nubaus, kad tau kažko blogo padarys. Ir kaip minėjau, truputį jau užsiminęs buvau apie žmonės, kurie yra sužeisti kunigų. Kai, pavyzdžiui, galbūt netinkamas elgesys buvo kunigo, arba kažkas buvo neteisingai suprasta, nes žmogus ypatingai yra jautrus išpažinties metu ir kartais kažkokį žodį gali priimti labai asmeniškai. Bet ne visada, būna ir labai akivaizdžiai. Tikrai esu girdėjęs įvairiausių tokių pasidalinių žmonių, kai žmonės dalinasi savo išgyvenimais. Bet šiuo atveju svarbu atskirti žmogų nuo Dievo. Taip, tai yra Dievo tarnas, bet kokiu atveju, jeigu ėjai pas gydytoją ir jis tau nepadėjo, arba irgi šiurkščiai kalbėjo, ten nepagarbiai, tau visiškai nepatiko, tas žmogus netgi nenorėjo tau padėti, tai ką tu darysi? Ten pasakysi, kad viskas, daugiau niekada nesikreipsiu į gydytojus, kažkaip ten galbūt užgis, kažkaip pats praeiskan tą ligą jau galbūt nebegrįš. Ne, tu vis tiek eisi į kitą vietą, ieškosi kito gydytojo. Tai va būtent neužsidaryti savyje. Ir aš tai labai akivaizdžiai tą matau, tarnaudamas bažnyčiai, kaip labai dažnai žmonės užsidaro. Ir tai nėra kaltė pačių žmonių, bet, čia nėra niekieno kaltės. Čia labiau, kad tai yra ta kova tarp gėrio ir blogio. Piktasis visada nori, kad žmogus užsidarytų, kad jis sukurtų kažkokią baimę savo galvoje, stereotipą, dėl kurio šventai tikės ir neleis savo pakartoti dar kartą ir pabandyti dar kartą kažkokį veiksmą, nes bijo, kad tau nepavyks arba jausis vėl atmestas. Mes būtent bijom jausmo, kuris yra nemalonus jausmas, pavyzdžiui, pasijauti vienišas, atmestas, nereikalingas, nesuprastas ir viskas, daugiau tu nenori nieko bendro su tuo turėti. Ir lygiai taip pat su išpažintimi. Išpažinties žmogus ateina nepasirodyti, kad jis yra geras, arba pasigirti, ką gero padarėjai. Išpažintis tai yra momentas, kai pasakai, būtent atidarai savo gyvenimo tą pusę, kurią nerodai niekam kitam. Ir šiuo atveju, kai jautiesi atmestas, tai tada tau pačiam, žmogus pats save negali priimti. Ir čia labai svarbu suprasti ir turėti omeny. Kai kurie galbūt su šypsena, galbūt su panika tai klausosi ten apie tą piktojo veikimą. Bet jis yra. Čia gali juoktis, gali nesijuokti, bet tas veikimas yra akivaizdus. Ir ne vien šventam rašte pasakysit galbūt, kad tai buvo prieš 2000 metų ir ten dar kas žino, ar tai tikrai buvo. Tai kartojasi ir dabar. Yra tikrai nemažai apsėstų žmonių. Kažkas pasakys, kad tai psichinė liga, būna psichinė liga, bet būna apsėdimas ir tai yra skirtingi dalykai ir tie apsėdimai tikrai egzistuoja ir taip yra. Šėtonas veikia. Taigi, prie pagrindinio to dalyko ir prie pagrindinės minties einant, tai ką norėjau pasakyti. Šėtonas, matydamas Jėzų, sako, gal atėjai mūsų pražudyti. Atėjai mūsų pražudyti. Tai šėtono matymas, tai yra taip šėtonas mato Dievą. Ir būtent lygiai tokias pat mintis tau gali pakišti, kad tu esi nevertas, kad tau neskirtas Dievo gailestingumas, jis skirtas galbūt kažkam kitam. Tu padarysi sąžinės patikrinimą, pasiruoši išpažinčiai ir vėliau tau ateis begalė daug minčių, kai tu mąstysi, kad kaip aš tą pasakysiu, ką apie mane pagalvos, manegi išvarys. Tau galiu pasakyti, aš esu kunigas, neišvarys. Tai, tokį kunigą reikia išvaryti, jeigu iš klausyklos tos pačios, jeigu tave išvaro dėl sąmoningos
išpažinties, dėl išpažinties, kuriai tu pasiruošei ir pasakai, koks tu esi iš tikrųjų. Tu turi teisę ir tu privalai būtent ateiti išpažinties. Ir niekas neturi teisės tavęs išvaryti arba ten neduoti išrišimo, jeigu tu pasiryžti taisytis. Ten žinoma yra išimčių, kai negali duoti išrišimo, bet tai yra kita tema. Bet išvaryti šiaip savo, kad tu esi nuodėmingas, tai nenormalu, taip neturi būti. Ir šiuo atveju, kaip ir sakiau, tu esi vertas to gailestingumo ir tu esi vertas to atleidimo. Tad ta pagrindinė mintis, bažnyčia nėra šventiesiems, tai yra vieta, kur susirenka šventųjų nusidėjėlių bendruomenė, žmonės, kurie ateina su savo praeitimi, tokie kokie yra. Ir čia labai svarbu mums suprasti, kad bažnyčia tai yra šventųjų nusidėjėlių bendruomenė. Tai yra vieta ne šventiesiems, tai yra vieta tiems, kurie nori jais tapti. Šventiesiems kalbu kabutėse, žinoma, jeigu kažkas ten yra tikrai be jokių nuodėmių, be jokių klaidų, tai yra, kad ten galbūt tai vaikai ten, arba žmonės, kurie tikrai gyvena dvasinį gyvenimą. Ne ta prasme, kad tai negali ten ateiti tie šventieji, tiesiog trumpai paaiškinsiu, bet tai yra vieta nusidėjėliams. Ir apie išpažinti tikrai labai kažkaip raginu, nebijoti atlikti išpažinti, jeigu netgi kokias ten mintis beateitų. Nebijoti. Tau yra skirtas atleidimas. Ir Dievas nori, kad tu ateitum. Čia šėtonas tau tik kišta mintį, kad tu nevertas, tau negalima, tave išvarys, tu ten nereikalingas. Tad drąsos ir ačiū, kad pasiklausėt.